stovi Vaida. Mes pagaliau pasiekėm kalno viršūnę. O graikai atsilieka. 1100 metrų aukštį. Iš jūros lygį. Štai čia, kur nesimato, yra čia Frūdė, Mindaugas ir Klėja. Ir jie yra, žiūrėkit, toli nuo mūsų, nes mes Vaida pabėgome. Važiuojam nuo kalno, jeigu aš krisiu, taip ir bus. Nekritau, bet koks greitis. Aš važiuoju tie kabelas pirmą kartą nuo kalno, pelas ir labai skėričiojos. Aš nukritau. Bet nieko baisaus, viskas tvarko. Go. For the break. Pasakyk, kaip jauties. Padariau 2 kilometrus, padaryčiau 20. Pala, o to fone, ką tik nukritus buvo Klėja, bet atsikėlė. Come on! First creek on this mountain. We're soon there. Vaida čiuožia nuo kalno, laukim, kol kris. Kris! Nekrito. Matot, kai čia grįžo? Super. Gamtos stebuklas. Ir dangui čia. Pasaka. Okay, interview. How do you feel? I feel absolutely super. Great. And Vaida, you? Very good. Are we going to do one more skiing today? We are definitely. We've been skiing since 10 o'clock now. Now it's 2 already. Yeah. And It's 2 now. It's 2 o'clock, yeah. It's 2:15. So we went to quite a nice trip. Yeah? Yes. I liked it very much, and I will clean it. Štai kokį vaizdelį turim rytam. Apšniktos mašinos. Visur sninga. Žmogelis. Tai inventorius. Šitą kelią mes vaikščiojom. Pradarės jo per naktį, kas pasidarė. Preparing for skiing. Vaida, kaip jauties? Ką? Kaip jauties? Kas yra? Gerai, labai jaučiuosi. Gerai. How? Kaip jautiesi? Pasiruošęs kelioniai? A čia mane filmuojate? Taip. Čia žinau, leidimą gavote filmuoti? Ne, negavom, bet paskui norėsit pažiūrėti gal. Jaučiamės gerai, pakol kas. Kai bus vėliau, pamatysime. Kaip po vakarą? Pakol kas dabar normaliai. And you, Cleo, how do you feel? Feel nice. Nice experience. Okay. And through the It's special interview. Okay. Morning interview. What are you doing here?
I'm waxing the skis. Yeah. And You're preparing our equipment. yeah, that's true. Waxing it with blue ski wax, which is for new snow and the average of -1 to -10. And as you see here, we have -4 degrees. A lot of snow, so this wax is perfect. And for you, I put on some gliders so that you can slide extra fast today with us. Okay, perfect. Yeah. So, and you are really professional now, so I'm sure today. Okay. Po ilgų klaidžiavimų mes pagaliau suradom namelį. Aš bandysiu jį surasti irgi pagal vaistėtų. Štai čia, matot, dešrūdas galvos. Šiek tiek mes įeisim, išsikepsim kažką. Nors labai smagu. Aš visas apsiašarojęs, bet patenkintas. Tokios ekspedicijos dar neturėjau. Išėjom ekspediciją į šiaurės ašigalį. Labai svarbu šitą kelionį rūbai. Mano pakankamai geri šilti. Neperpučia vėjas. Taigi labai nešalta. Nieko. Tiesiog patenkintas savo čiuožiu. Po trupučiuką velkuosi gale tiksliau. Bet vis tiek faina. Close to this cabin. And this cabin, it's free to go inside to heat yourself up. Make some nice sausages, maybe drink some coffee, tea, and there hopefully we'll meet Mundugas and Cleo. It's been quite a storm now the last few kilometers on top of the mountain, but it's also very, very fun. Yeah, there you see the cabin. Exciting, really exciting. No, because here on the top of these 2 kilometers, probably the snow is up to here, yes? And you going... And it's all way, you know, because the snow was not clean anywhere. No, anywhere. So it just down there up to that big mountain, yes? It was more or less fine. But because for us is not. yeah, because down there is like more or less like a forest. Yeah.